Seksualiausi burbuliukai pasaulyje. Olele, seksi kola. Vakarėlio tema yra žėrintis rubinas. Kaip išpylėte? Matau, reiškia, mėlyna spalva ir kaip dizainerė Genutė Žalienė sakė, prašom atkreipti, sakė, akis turi žėrėti. Žėri. Ar manote, ar teisybė, kad Olele vakarėlį yra vieni geriausių? Pirmą kartą iš tiesų būsiu šiandien Olele vakarėlį. Tada galėsi vertinti. Jūs kaip Oksanos mama turbūt žinot visus pakilimus, nuopolius. Kada buvo pats sunkiausias momentas? Pats sunkiausias? Gal ta tokia pradžia, žinot, tokia, kol pradžioj tai aišku buvo labai sunku, nes pačiom prasimušti yra, žinokit, labai sunku mergaitė. Ar merginos pažengusios daug ir... Pažengusios. Kas labiausiai matosi? Kur? Choreografija, vokalas? Viskas, ir vokalas, ir choreografija, ir, aplamai, ir viskas. Pačios gražiausios panos yra Lietuvoje. Dar dainuoja, šoka, nuostabiai atrodo, tai aš manau, kad čia vienareikšmiai, žinai, ar čia Iva gerai. Olele, tai yra Olele. Tai yra puiku, aš be komentarų, jėga. Palaikau jas, linkiu sėkmės ir manau, kad tai yra gerai. Kaip pats vertinti tokias merginas, reiškia, kurios yra itin seksualios, kur galbūt muzikos kritikų susilaukia labai daug skeptiškų požiūrių, kad jos dainuoja krūtinę ir taip toliau. Kaip pats vertinti? Parodykite man nors vieną profesionalų muzikos kritiką Lietuvoje. Vakaro eigoje pažiūrėsim, kiek žmonių susirinks ir pamatysim, ar tikrai tokia muzika ir ar tokios mergaitės, kurios dainuoja, kaip tu sakai, krūtinė, yra reikalingos ar ne. Publika savo parodo, kaip sakant. Grožis yra jisai nepamatuojamas ir jisai begalinis. Ir ant scenos aš manau, kad čia yra gražu. Grožį myli visi. Ir tai yra šou, o jos turi viską, ko reikia geram šou. Muzika, grožis ir laisvalaikis, atsipalaidavimas. Aš manau, tai yra gerai. Tiesiog turi savo auditoriją, nebejoju to ir turės visada. Kažkada buvai Olele projekte, patyrei, dabar matai, pati stebi tas merginas, kurios veržiasi. Ką palinkėtum jau? Turbūt žinoti savo tikslą. Toliau būti protingai, būti žavi, visada stengtis kažkom nustebinti ir nepamiršti, kad grožis tai yra labai laikina. Labai buvo malonu bendrauti ir jos visada priimdavo kiekvieną kritiką ir pastebėjimą į tam tikrus dalykus, kas liečia darbą scenoje ir darydavo išvadas ir po kiekvieno savaitgalio, po kiekvieno turinio koncerto pasirodymą ir tikrai tobulėdavo ir tai, aš manau, netgi repeticijos metu stebėjau iš šono ir tikrai pažanga yra labai didelė padaryta ir aš manau, mes tai išvysim šį vakarą. Aš manau, kad jos labai stipriai pažengė į priekį, labai patobulėjo ir aš manau, kad šią grupę tikrai lydės sėkmė ir aš labai jomis didžiuojuosi. Ne tik tai šitom vietom dainuojam, mes mokam ir kitom vietom padainuoti. Jau pasakyti, kas seksualu, tas nevulgaru. Buvo šalis, kur jūs esat nuogos, ar nebijote šokiruoti visuomenės? Mes to ir siekiam. Mes siekiam šokiruoti visuomenę. Mes tiesą pasakius visų pirma šokiravom pačios save. O paskui ir visuomenę. Ir mums tai labai patiko. Ačiū.
Ačiū. Ar manai, kad tokių vakarėlių Lietuvoje trūksta, ar jų yra pakankamai? Aš tikrai manau, kad Lietuvoje trūksta. Yra vakarėlių tokių kaip privačių, kurie yra, tarkim, paprastam žmogui nėra pasiekiami, tu ten turi būti VIP narys, o čia kiekvienas žmogus, kuris žavisi tam tikrais atlikėjais, arba olele popytėm, arba olele mergaitėm, arba svajoja tokia, taip, jie gali ateiti čia ir visi kartu linksminti su bendra idėja. Labai tikrai šaunus projektas, labai sveikinu rengėjus ir organizatorius ir tikrai manau, kad tikrai bus geriau, jeigu tokių vakarų dar bus ir bus ir bus. You gotta fight for your right. Labadiena, aš esu senoji kola, mano ilgamžiškumo paslaptis. Aš niekam nedaviau ir neišdaviau savo slaptos formulės. Sveiki, o aš esu naujoji Olele seksi kola. Ir kokiagi taps tos paslaptis? Tiesiog aš neturiu ką slėpti. Seksualiausi burbuliukai pasaulyje. Olele seksi kola.